atsirasti. Minučių, ar minutų. Taip, rodo. Super. Tai sveiki visi šį pirmadienį susirinkę į Širdžių namus, į pokalbių sesės kalbą. Tai pokalbiai iš tikrųjų tokie atviri, iš širdies keliaujantis, kai mes susitinkam ir kalbamės iš tikrųjų širdis į širdį. Tai šiandien su manimi kartu yra Rūta. Sveika, Rūta. Labas, Simona, sveiki visi prisijungę. Aš turiu labas vakaras iš Naujosios Zelandijos, tačiau žinau, kad pas jūs yra dabar vidurdienis. Tai aš savo labai jaukiai geriu arbatą, tikiuosi ir tie, kurie klausysis, ar tie, kurie klausotės, irgi labai jaukiai prisijungs prie šito pokalbio ir pabūsime kartu bendrystėje. Taip, ir dar kaip Rūta juokavo, nes kažkaip aš įsivaizdavau, kad mes čia einam pirmiausiai laiko juostai, kažkodėl tai man taip atrodė. Ir Rūta sako, ne, žinokit, šiandien bus labai nuostabi diena, čia žinios iš ateities. Tikrai taip, pirmadienis buvo saulėtas ir šiltas šitoj vietoj kol kas, nes artėja ruduo ir žiema Zelandijoje, atvirkščiai negu Lietuvoje, tai buvo nuostabi diena, tai laukite ir jūs puikios dienos. Taip, ir kaip sakant, programuojam savo dieną, nesvarbu koks oras, bet svarbiausia, kas širdyje, viduje ir tada tokia ir ta diena. Ir šiandien mes su Rūta kalbėsim tema gyvenimo kūrybos žingsniai. Ir Rūta, nuo ko tau jaustųsi pradėti? Ar tai kaip iki to atėjai, ar jau pradėti nuo žingsnio? Aš gal, jeigu ir norėčiau pasidalinti, kaip man atėjo ir ta idėja, ir galėčiau gal ir pradėti po truputį dalintis savo ekranu, jeigu dabar laikas, kaip tu manai? Taip, galim. Taip, tai... Žinokit, turėsim naujumą, turėsim vizualą mūsų pokalbyje ir dėl ko yra labai džiugu mums abiems, kadangi vėl naujus dalykus turime galimybę išbandyti. Tikrai taip, ir čia man iš tikrųjų labai puikiai padeda šitas vizualas, nes man yra kaip ir paruoštukas šioks toks, kadangi pirmą kartą dalyvauju live pokalbyje, tai bus, tikiuosi, ir malonu jūsų akims, ir truputėlį ramybės mano protai, nežinau, kuria linkme einu. Tačiau net ir Simonai sakiau, kad buvau netgi pasirašiusi porą mintelių, ką norėčiau pasakyti, bet visą šitą dieną kažkaip atėjo tas pojūtis, kad nereikia nieko skaityti, jau mes ne mokykloje esam, nereikia tų špargalkių, tai daugiau tiesiog vizualas, tiesiog man pasidžiaugti ir jums, ir tiesiog va toje tekmėje jau kaip liesis taip. Tačiau atsakant į tavo klausimą, Simona, tai taip su tais gyvenimo kūrybos žingsniais, kai tu man ir pranešei ir pasiūlei dalyvauti šitame pokalbėje, be abejo, širdis pradėjo truputėlį jaudintis ir smarkiau plakti, bet vidus tikrai žinojo ir turėjo tą pasitikėjimo procesu, kad atėjo laikas iš tikrųjų ir pasidalinti savo pojūčiais, savo tais žingsniais ir galvodama, kokią temą norėčiau kalbėti, man iš karto atėjo paralelė tarp gyvenimo ir tarp mano kūrybos, kaip mano kūryba iš tiesų padeda gyventi mano kasdienį gyvenimą. Ir netgi aš čia ir tokią labai trumpą diagramėlę pasipaišiau ir suvokiu savo gyvenimą iš esmės kaip ciklus. Ir tai yra nuolatinis kintantis procesas. Jisai niekada neužsibaigia, niekada neina tik aukštyn ar žemyn, jisai visą laiką eina tais tokiais ciklais. Ir tuose didžiuose gyvenimo cikluose vyksta tie maži vizijų ciklai. Tai kaip ląstelės lygyje jie taip pat atsikartoja, kaip yra visa visata ir mes esame irgi turime savo visatą savo kūnuose ir man tai labai tokia gražus palyginimas gavosi tarp vizijų,
tarp mano paveikslų ir tarp mano gyvenimo. Ir vizijos, kad ir jos yra mažesni cikliukai, bet jie mane moko gyventi tą didįjį gyvenimą. Tai kartais nereikia žiūrėti toli, kartais reikia kaip tik prisitraukti ir iš arčiau pažiūrėti kai kurios dalykus ir iš mažų dalykų mokintis. Tai va, štai kaip atėjo ta tema mano. Galiu vieną per komentarą. Ir tada, kai dauguma sako, nu kodėl pas mane gyvenime, va čia va ir vėl, ir tada tavo tas vizualas labai nuostabiai parodo. Va dėl to, kadangi mes visą laiką sukamės, tiesiog kylam ir dėl to negali būti tos tiesios linijos. Nes kaip sako, tiesi linija tada, kai jau miršti. Viskas. Tai pasirinkimas vienas. Arba mes keliaujam, arba tiesi linija tada, kaip ir gyvenimo pabaiga. Tikrai taip, aš labai pritariu tau ir manau, kad aš naudoju dar tokį palyginimą gyvenimas kaip pelkė. Gyvenimas pelkėje tai yra užsistovėjęs vanduo, jame yra gyvybė. Yra mikroflora, viskas vyksta puikiai, bet aš tikiu, kad žmogus yra visgi sukurtas tam, kad jisai tekėtų ir tekėtų tais gyvenimo ciklais. Todėl į tą ir pati einu ir kitus kviečiu neužpelkėtit. Ir kodėl aš pasirinkau netgi šit vizijų kūrybą kaip pavyzdį. Aš visą gyvenimą buvau apsupta kūrybos ir dizaino ir tikrai visą laiką mane tai labai žavėjo ir ties tuo darbavausi. Tačiau pačios vizijos, jos atėjo į mano gyvenimą kaip dovana prieš bemaž metus. Ir šita dovana atėjo po kažkur 2 metų labai intensyvaus darbo su savimi. Ir tai nebuvo labai lengvas procesas. Ir čia nupaišiau, kaip vyko šitas procesas. Manau, kad buvau pasiekusi tam tikrą gyvenimo gal dugną, nuo kurio galėjau labai puikiai atsispirti. Ir tai kartais gali jaustis labai nemaloniai ypač žmogui, kuris tai pirmą kartą išgyvena. Pati per save tai suvokiau, kaip visas mano dumblas stiklinėje, jisai buvo labai stengiamasi jį kaip pagaliau išvalyti iš tos mano švaraus vandens stiklinės. Jisai buvo spaudžiamas emocijų lygmenių labai daug metų ir aš suprantu, kad aš pati tiesiog neturėjau įrankių, kaip susidoroti su savo emocijomis ir jas tiesiog spausdavau ir bandydavau jas labai paslėpti, net pati kartais to nežinodama. Ir kai pakankamai to dumblo prisikaupė, jis tiesiog neturėjo niekur kitur eiti, kaip tik tai išeiti, nes tiesiog nebuvo daugiau talpos. Ir tame procese giliai viduje jaučiau, kad aš neturiu kito pasirinkimo, tiesiog eiti į save kuo gilyn ir kuo labiau prašvarinti tą vandenį. Ir vizijos atėjo po to laiko, kai aš jaučiu, kad aš pakankamai atlaisvinau ir išvarinau tą savo vidinį vandenį. Kai tiesiog tapau labiau autentiška su savimi ir tos emocijos, kurios buvo pas mane atėjusios daugiau gal iš išorės ir pati sabotažavau save, kai jos tiesiog paliko mano kūną per tam tikrą svarbų darbą. Ir tame darbe labai man padėjo begalė žmonių, pradedant nuo emocinių paleidimų iki kvėpavimo technikų atpalaiduojančių. Tai buvo tikrai toks dar vienas kūrybinis darbas, kai labai daug žmonių man padėjo savo talentais tiesiog paleisti visą tai. Tai dėl to ir atėjusi šitą kūrybą vizijų, jinai jaučiasi kaip atėjusi iš kūrėjo, iš to švaraus arba švaresnio vandens stiklinės. Tai va. Labai nuostabiai. Man labai patinka tavo tie vizualai ir iš karto matosi, kur yra žmogaus dovana. Nes tikrai ne kiekvienas mes taip sugebėtume, taip gražiai ir vaizdinį suvesti su to, per ką keliaujam. Tai ačiū tau labai už tavo naujumą atneštą.
Ačiū ir tau, Simona, kad pasirašei šitai avantiūrai. Bet taip, aš pačios ir vizijos jos ateina per, aš papasakosiu apie tos žingsnius, bet vis tiek pati esu vizualė ir man pačiai kartais suvokimas, ne kartais, net dažnai suvokimas vyksta per vizualą ir tik tada aš jau bandau naudoti savo vokalinius sugebėjimus, įvardinti juos savo žodžiais. Tai naudojusi talentais, kuriuos turiu. Tai va, ir šitoje eigoje viso šito proceso aš ir, kai pradėjau priimti, gauti tas vizijas, jas tapyti, per jų šitą procesą ir po truputį rinkau savo įrankių dėžę. Tai įrankių dėžė, tai, kaip aš ją vardinu, tai skirtingi metodai ir būdai, kaip gyventi savo autentišką gyvenimą. Ir aš manau, kad kiekvienas mes turbūt renkame jį nuo pat savo gyvenimo pradžios, vis žiūrėdami, kas tinka, kas netinka. Ir aš tikiu, kad ta įrankių dėžė, jinai yra kiekviena labai unikali, jinai gali kisti, vieną įrankį galima išimti, įdėti kitą. Ir tai yra, manau, labai gražu, kad mes visi turime tos skirtingus įrankius. Ir aš tiesiog noriu šiandien pasidalintis tai savo įrankiais, kurie man padeda ir kūryboje, ir gyvenime. Ir galbūt rytoj mano įrankiai jau visai skirsis ir bus visai kitokie. Ir aš įsivaizduoju pas tave, Simona, irgi, tu turi kažkokį įrankių dėžę įvardinusi, kas tau tinka gyvenimo kūryboje. Taip, iš tikrųjų taip. Manau, kad kiekvienas mūsų atsirenkam ir netgi pasakyčiau, kad vienu gyvenimo momentu tarsi vieni įrankiai labiau padeda. Praeina periodas, tada tu žiūri, dabar man šitie įrankiai gal labiau reikalingi. Ir kaip ir tu sakai apie tą dėžę, kad tai yra įvairovė ir susidėlioja kiekvienas žmogus pagal save, pagal tai, kaip jam jaučiasi tuo momentu. Tikrai taip. Tai tiesiog per tą aš tiesiog pasidalinsiu savo tais įrankiais ir galbūt kažkas, aš iš tikrųjų net nemanau, kad aš pasakysiu kažką labai naujo šiandien žmonėms. Bet aš galbūt pasakysiu kitaip, galbūt per kažkokį kitą sakinį ar kitokį vizualą, bet manau, kad nieko per daug nenustebinsiu savo įrankių dėžę, tačiau galim nerti toliau ir pažiūrėti, kas visgi ten yra pas mane. Piešiniai savo tai tikrai. Ir tiem, kurie yra žmonės, jiem įkris tai. Tai va, ir toje įrankių dėžė ir aš save, ir aš renku tą įrankių dėžę palei save ir aš save matau ir galbūt užtruko laiko suvokti, kad pas mane yra tas kūrybinis mąstymas išreikštas taip pat stipriai kaip ir analitinis. Ir savo gyvenimo pradžioje aš visą laiką, kaip ir minėjau, buvau apsupta kūrybos ir man jinai labai patiko, bet aš kūrybą naudojau tik tai grynai ant popieriaus tai materiniai kūrybai. Tačiau labai spaudžiau tą jausminį savo pasaulį ir daugiau fokusavausi į analitinį mąstymą, į pasiekimą savo tikslų per analitinius gebėjimus, per galvos daužymo sienos. Ir aš manau, kad čia turbūt ne vienas žmogus yra perėjęs per šitą etapą. Ir man užtruko laiko per visą šitą procesą, ypač emocijų paleidimo, suvokti, kad aš esu tas viduriukas. Ir tai gali būti ir dovana, tai gali būti ir našta. Bet kai aš suvokiau, kur man naudoti yra geriausiai kiekvieną savo šitą pusę, tada gyvenimas pradėjo darytis lengvesnis. Tačiau nesakau, kad aš esu baigtinis tas paveikslas ir tikrai mokausi beeidama, ar klaidų nedarau, taip darau ir klaidų ir visko pasitaiko. Tačiau vėlgi ta įrankių dėžė ir savęs priėmimas, kad aš esu ir analitinis, ir kūrybinis toks miksiukas, labai padeda protui tiesiog nusiraminti, taigi mes turim įrankius, aš esu tokia ir tada galima tiesiog eiti ir įveiksminti ir naudoti tos įrankius. Pas tave kaip Simona, ar kaip tu jautiesi dabar šiame momente, kaip išreikšti pas tave analitinis ar kūrybinis labiau?
tada, sakyčiau, eina į tą viduriuką ir žinai dabar bežiūrint tą vizualą, kas man atėjo, nes mes prieš tai irgi kalbėjomės, truputį ir aš sakiau, kad prieš tai aš tikrai jaučiau labai išreikštą tą tokį analitinį mąstymą, kas buvo labiau vyriškasis pradas ir vėliau vaikams gimus aš labai persiverčiau į tą tokią tėkmę, į tą moterišką pradą. Ir dabar žiūrint man tą tavo vizualą irgi suėjo, kad kūrybinis. Tai moteriška energija, analitinis, vyriška energija. Ir kai mes iš tikrųjų ateinam į tą centrą, gaunasi tas balansas ir man vienos meditacijos metu būtent buvo kaip ir parodyta, kai yra ta vyriška ir moteriška energija apsijungia į vieną ir tada gimsta dieviškas žmogus. Tai va tavo dieviška kūrybė, jinai pradeda reikštis tada, kai mes apjungiam būtent abi tas rytis ir nebebandom vienoje ar kitoje pusėje tik tai save išreikšti. Tai va kažkaip tam vizualė man vėl priminė visą tai, kas buvo atėjo. Tai ačiū. Labai gražiai pasakėjai, man labai pritariu tau ir man tas ir patinka, kad galbūt, ko aš ir pati turėjau, kad gyvenime nelieka to fanatizmo iš dalies, kad būtinai turi būti arba taip, gal tada to dar neįvardinau, buvo labiau fanatizmas analitinė, paskui jau teko tai pradėti balansuoti, bet tų kelių, aišku, yra begalės ir galbūt, ir tikrai žinau, kad pas vienus žmonės yra daugiau ar mažiau išreikšti skirtingos tos tie talentai, bet visame kame ir pačiame gyvenime tikrai tikiu to balansu. Tai va, tai ką, bandom tada žingsniuoti tai žingsniukais. Tai pirmas ir pagrindinis ir pats svarbiausias žingsnis bet kokioje absoliučioje kūryboje man šiuo metu yra kūnas. Ir ką aš turiu omenyje apie kūną, tai visuminis dėmesys jam, į jo atpalaidavimą, į jo spaustukų pašalinimą. Dažnai net nesuprasdavau, kiek pas mane yra iš tikrųjų tos įtampos kūne. Ir galima netgi pradėti nuo to, kad kūno atlaisvinimas gali būti įvairiomis formomis. Ėjimas pasivaikščioti, mankštos, jogos, sportas, mityba. Tačiau, kas man labai buvo reikalinga ir ko aš anksčiau prieš 5-4 metus nedarydavau, tai yra kūno skenavimas ir atkreipimas dėmesio į užspaustukus, kurie ateina paprastai iš emocijų arba iš minčių plano. Pas mane, nežinau kaip pas kitus, gal paskui su mano tu pasidalinsi, bet pas mane į kūną labai greitai kažkaip jisai užsispaudžia, jisai pajaučia iškart ar ne tokią emociją, ar ne tokias mintis, jisai iš karto užsispaudžia ir man be galo padeda tokiu atveju kūno skenavimas ir paleidimas. Labai daug padėjo mano kelyje emociniai paleidimai. Galiu paminėti su Ryčiu Lukoševičium. Tai buvo be galo atverianti patirtis suvokti, kaip iš tikrųjų reikia kreipti visų pirma tą dėmesį ir įsižeminti į savo kūną. Ir tik tai per tą mano atsiverimą, emocijos, priėmimą jos, aš galėjau ją paleisti ir iš tos stiklinės po truputį tą visą dumblą truputėlį paleisti ir įlieti tą naują vandenį. Bet paprastai anksčiau tiesiog skirdavau dėmesį taip mityba, sportas, bet kad kūne netgi kaupėsi tos emocinės kažkokios sankaupos ir netgi minčių kažkokios užspaudimai. Tai man buvo visiškai nauja prieš tos 3 metus jau, tai aš ir dabar iki šios dienos tai darau, vis praskenuoju savo kūną ir kiekvieną dieną vienokia kitokia forma, kažkokie mažesni ar šiek tiek didesni stresiukai, jie kartais užsikabina. Ir man labai patiko šita mintis, radau internetinėse platybėse, tai čia ne mano, bet man labai patiko, kad tam, kam priešinamasi, tampa stipresniu.
Tai pas mane ir buvo, kad kai ignoruodavau tas savo emocijas ir spausdavau, tai jos tiesiog ir dėdavosi, tiesiog didėdavo ir tą kūną dar labiau spausdavo ir netgi iš to buvo išsivystęs ir emocinis valgymas. Tai, kas priimama, tampa silpnesniu. Tai yra nuostabus tas sekantis žingsnis, kai tiesiog iš pradžių yra labai baisu priimti, susikoncentruoti į savo kūną ir pajausti kažkokį užspaudimą ir jisai kartais įsivardina kaip baimę, kartais įsivardina kitų jausmų ir labai baisu pažiūrėti į tą jausmą. Bet čia, manau, yra viena didžiausių pamokų, kurią man reikėjo išmokti, nebijoti savo bet kokio jausmo ir jį priimti, nes jisai tikrai žinau, kad jisai per savo praktiką jisai tampa silpnesniu, nors dažnai žmonės sako, negalima fokusuotis į tą neigiamumą, bet aš manau, kad kūno pojūčių aš bent jau negaliu ignoruoti. Ir tai yra tikras pojūtis, aš jį turiu atkreipti dėmesį, nebūtinai analizuoti, tiesiog priimti jį, kad va dabar taip yra. Man analizavimas neįtin dabar jau reikalingas, kad ten iš kur atėjo tas jausmas, ne, tai vėl yra nuėjimas į protą, bet tiesiog tai yra jausmas, aš jį atsiveriu ir jisai eigoje tiesiog susilpnėja. Ir paskutinė eilutė, o tam, kam pasiduodama ir paleidžiama vidinė kontrolė, tampa asmeninės transformacijos priežastimi. Aš perskaičiau šitą citatą ir buvo grynai visiškai apie mane, tai manau, kontrolė, jinai mano gyvenime ir dar dabar matau, kontrolė yra pagrindinis skausmo priežastis, vidinio to skausmo. Nes kažkokią formą aš noriu, kad kiti kažkaip elgtųsi, kažkokią formą aš norėdavau, kad aš kažkaip elgčiausi, kažkaip norėdavau nejausti kažkokių jausmų. Tik paleidus absoliučią kontrolę tikrai vyksta ta transformacija. Tai daugiau tiek norėjau apie šitą punktą pasakyti. Man įdomu, Simona, kaip tu, kaip tu su savo kūnu, ar jauti, kad tau reikia kažkokių tokių, nežinau, kūno priežiūros ar paleidimų kažkokių emocinių, kaip tu jautiesi dėl to? Taip, žinok, labai tau pritariu. Ir va šitas visas aprašymas irgi taip gerai atspindi, per kokius tuos žingsnius ir aš ėjau, tarsi, žinai, apgraibom, sugalvodama, kad pirmiausia, žinai, kažkaip tai nebesipriešinti, paskui, kai priimi, ir aš kažkaip gal labiau va šitą formulę įsivardinau savo, kai eidavau per baimės. Ir tada tarsi, aš matau, kad aš kažko tai bijau, aš ją priimu, nebesipriešinu, ir tada žiūriu, kas už to. Ir tiesiog, pasiduodi tam jausmui, dar kažką išjauti, ir tada žiūri, kokios ten dovanos už jos dar slepiasi. Tai man buvo tas toks irgi labai įdomus, net toks žingeidus dalykas. Ir ką dabar irgi darau, kai kartais ateina kažkokia tai situacija, jinai sudėtingesnė, ar tiesiog jauti, kad kažkokia įtampa gal jaučiasi. Ir tada galvoju, kodėl ta situacija yra mano gyvenime. Ir aš jau tada žiūriu iš tos pusės, kad jinai man atėjo pasitarnauti. Aš kažko dar nematau. Ir va tada, kai tu pakeiti į tą kažkokią ir tą pačią baimę ar kažkokią skausmingą situaciją, už jos stengiasi pažiūrėti, tada tu pamatai daug nuostabių dalykų. Ir sakau, man va šitas atėjęs paskutiniu metu vis taip pritaikant, leidžia ir dar atsilaisvinti nuo tam tikrų galbūt įsitikinimų, kažkokių ribojimų. Net irgi vieną kartą čia buvo, kad su vaikais buvo situacija ir irgi atrodo, tai reiktų labai jau čia kažkaip pasielgti pagal knygas griežtai. Bandžiau, nesigavo. Išsitęsė tas ėjimas ir paskui galvoju, ne, bet tai o jeigu aš iš meilės, iš to priėmimo pusės žiūrėčiau visą tai, kaip ta situacija atrodo. Pabandai taip, žiūri, man jaučiasi gerai, vaikam irgi gerai. Taip, kas dabar nustatė, kaip čia turi būti? Ir vėl tada eini tą savo vidinį jausmą, kaip jaučiasi, ir kartais net ir sunku pasakyti, kodėl vienaip ar kitaip pasielgi, nes tiesiog tas jausmas yra, kad aš dabar noriu taip. Ir tas leidimas savo tikrai išbandyti, net gal ir kaip sugrįžti tą vaikystę, kaip vaikai, jiegi viską išbando.
Ir tu galvoji, nu, okei, ir aš pabandysiu, o dabar taip pasielgti. Ir tada pasijausti, kaip man labiau patinka tame mano gyvenime. Ar griežtai susistatyti ribas ir ta kontrolė, nuo kurios pats paskui jautiesi, kaip užsisuka visą tai. Ar tiesiog nupriimi tą situaciją, nu dabar yra taip, ir tiesiog pasiduodi ir kiek tai įmanoma iš savęs skleidi tą besąlyginę meilę. Nes mano kelionės šitame taške vis labiau ir labiau jaučiasi, kad kai aš neturiu sąlygų sau ir kitiems, kažkaip lengviau tikrai išeiname į tą skaidrų vandenį, į tą tėkmę ir tikrai lengviau yra gyventi. Labai gražiai pasakei ir man atėjo pradžioje, kai minėjai, man atėjo tas sakinys, kad prisiimamas absoliučios atsakomybės už viską, kas atsitinka gyvenime. Tai yra labai sunku aukai, kuri dar gyvendavo manyje, prisimti tą atsakomybę už visas absoliučiai situacijas, kurios įvyko mano gyvenime. Bet tas prisiimamas atsakomybės ir vėl prisiimamas atsakomybės, kad aš dabar taip jaučiuosi ir aš taip elgsiuosi ir aš manau, kad tas išminkštinamas kūno, jisai labai padeda truputėlį atlaisvinti kažkokius tokius užsispaudimus. Ir dar pamiršau paminėti, kad gali kartais net ir tiesiog kvėpavimo praktikos irgi padėti, tiesiog tą atsilaisvinimą atsilaisvinti ir aš pati dar naudoju labai dažnai ir visiems draugam jau iš ausis apie žiovimą, aš jau kažkaip jisai pas mane taip jau įsigyvendino, kad pasijaučiau kažkokią tą spaudimą, tas taisyklės, kurias tu, Simona, užsimeni. Ir man natūraliai jau prasideda žiovimas ir atrodo atsilaisvino kūnas labai per tai. Ir turėjau labai puikių kvėpavimo mokytojų, kurios išmokė to. Tai kartais net iš tikrųjų tos taisyklės ateina ne tiek iš aplinkos, kiek iš mūsų kūno to susispaudimo, nes mes kažkaip jau ir įprotis, ir įpratę. Ir naudojant pradedant visų pirma nuo to fizinio kūno, kurią mes pačiupinėjame, mes jį suprantam su protu, jau galima pasiekti labai puikių rezultatų, tiesiog eiti labiau tą autentiškumą, apie kurį tu ir sakai, ne iš knygų, kur ten galbūt tau visiškai netaip jaučiasi tuo momentu, gal, pavyzdžiui, rytoj tau iš knygos labai teisingai jausis ir labai puiku. Tai vėl, tas toks išminkštinimas ir toks tikėjimas, man atrodo, turi minėti tą žodį. Tai labai sutinku su tavimi. Na ir ką, po to kūno išminkštinimo kūryboje aš einu į žingsnį numeris 2, tai yra meditacija. Tai kiekviena ta vizija, tas mano paveikslas, jisai tas yra labai įdomu, kad niekada neateina per suspaustą kūną ir neateina meditacija. Ir ta meditacija vėlgi gali būti mano kūryboje, tai meditacija paprastai būna, kad vis tiek turiu atsisėsti ir medituoti, tai yra mano kasdieninė praktika. Ir kai ateina tam tikras laikas, jau paskui su sekančiu žingsniu papasakosiu apie tai, jau ateina ta pati vizija. Bet tai vėlgi meditacija yra labai puikus proto treniravimas, nekontroliuoti absoliučiai nieko. Tai tiesiog susikoncentravimas į šį momentą. Ir kūryboje tai aš naudoju ir kasdieniam gyvenime tiesiog atsisėdus ir užmerkusi akis, einu į savo vidų, į savo giluminį suvokimą ir aukščiausią sąmonę, susikoncentruoju į kūrėją. Tačiau vėlgi tų meditacijos formų gali būti 1000 ir plus būdų, nuo vaikščiojimo meditacijos, nuo to pačio galima vėlgi ir kvėpavimo praktikas į meditaciją paversti, galima labai daug net ir sporto, tai čia vėl priklauso nuo to, kokioje veikloje žmogus atranda tą meditacinį, tą tokį tašką zen. Tai mano kūryboje tai yra tiesiog atsisėdimas ir koncentravimas į save. Tai labai sumišę yra, kaip čia viskas taip pat vyksta kaip ir paleidimas kūno ir taip pat ir ta jau meditacija vyksta. Tai kartais tai toks miksiukas, bet man tai be galo yra svarbi praktika
atpalaiduoti ir absoliučiai turėti 0% kontrolės ir pačioje meditacijoje, ir tada jau gyvenime tai pritaikyti. Kitų laisvos valios atžvilgių 0% kontrolės ir 0% kontrolės rezultatui. Tai net ir kai kasdieną medituoju, aš nesistengiu, kad dabar jau sekantis paveikslas, dabar jau turi šiandien ateiti. Ne, 0% kontrolės. Kai ateis laikas, tada ir bus. Ir jau lab, kad aš darau kaip ir vienu šūviu du zuikius nušaunu. Aš dėl savęs šiaip medituoju ir paskui eigoje jau man galbūt išryškėta sekanti kompozicija. Bet aš atrodo kiekvieną kartą vis tokius sekančių tokiu dar gilesniu suvokimu suvokiu tam tikras tiesas ir man čia prieš porą dienų aš supratau, kad absoliučiai viskas, kas man galbūt nepatikdavo gyvenime ar dar dabar kartais erzina, tai yra absoliučiai tik dėl to, kad aš noriu sukontroliuoti situaciją, nes tai nevyko taip, kaip aš norėjau ir tada jau įvyksta susierzinimas. Tai vyksta daugiau, aišku, iš dar tokio automatizmo ir čia yra jau įpročių keitimas. Bet man dabar viskas, kas vyksta gyvenime, jeigu kažkas ne taip einasi, kaip norisi, man tai yra pirmas atsakymas, kontrolės dar yra. Tai va, meditacija yra labai puikus man būdas ją vis mažinti ir taip, aš jos dar turiu ir aš tikrai čia nieko neslėpsiu, bet jeigu aš save lyginsiu prieš, 4 metus, tai dabar labai gerai viskas einasi, tikrai jos turi daug mažiau. Tai va. Labai nuostabu ir dar labai man patiko tas tavo, kad nebūtų kontrolės rezultatų, nes tarsi tuos kitus, daugmaž aš jau, suvokiu rezultatų. Tai va čia dar turiu kur padirbėti irgi, nes kartais čia būna lūkestis. Aš kažkur net ir skaičiau ir man patiko tokia mintis, kad paprastai mūsų smegenys rezultatą arba labai išgerina, arba labai sublogina, bet paprastai ne vienas neatsitinka. Tai kažkur per vidurį tas rezultatas būna, bet vis tiek būna kažkoks tas lūkestis. Tai svarbu vėl nepasikabinti ant mūsų mąstymo kažkokių dar įpročių, nes kai kurių mąstymas būna labai negatyvus ir aš jo dar turiu šiek tiek, kad kažkas jau labai blogai yra, arba jau labai gerai ten įvyks. Tai tas labai geras, kai tikimasi labai gero, kaip ir smagus tas jausmas, bet tas, kai kartais būna tokia truputėlį panikėlė, kad gali labai blogai vykti, tai irgi niekada neįvyksta. Niekada, aš dabar žiūriu, niekada, ko labai blogai tikėjausi, ar tam protas man bandė gąsdinti, neįvyko. Tai tikrai labai pritariu, tas rezultatas, tai aš ir pati testo dirbu, tai tikrai esam sesės. Tai va. Žingsnis numeris 3, iš tos atlaisvinau savo kūną per skenavimą, išsižiovavau, iš tos atsivėrusios būsenos nuėjau į meditaciją, tai yra puikus atsivėrimas ir kažkada, anksčiau ir vėliau, vėlgi neturėdama jokios kontrolės, aš galų gale gaunu impulsą. Apie impulsą yra gana, tai nėra ilgas procesas, kai impulsas įvyksta, jisai įvyksta, milisekundės tikslumu ir turbūt ne aš viena ir ne mes vienos tai esam patyrusios, tas nuostabus impulsas. Tik tai noriu gal pakalbėti labiau apie skirtumą, nes kartais tas impulsas, man pačiai bent jau, kai impulsas ateina iš atsivėrimo būsenos, iš žinojimo, kad taip, tai yra mano sekantis paveikslas, dabar kalbant apie grinai paveikslus, tai ateina impulsas, pasijaučia kažkokia kompozicija pas mane arba spalvų paletė, būna kiekvieną kartą vis truputėlį skirtingai, bet kažkas išryškėja, kas yra reikalinga ir ateina toks vidinis absoliutus stiprus žinojimas pasitikintis taip. Čia yra mano sekantis paveikslas ir tai ateina iš atsivėrimo, tai ateina iš džiaugsmo, tai ateina iš pasitikėjimo procesu. Tai yra teisingas impulsas.
Bet pradžioje, kai dar mokiausi tą impulsą įsivardinti ir suvokti, kartais ateidavo, atrodo, atsiverimas yra meditacija, bet kartais tas impulsas ateidavo iš daugiau susigniaužimo, iš baimės, o dabar reikia šitą padaryti, nes bus kažkas blogo. Tai vadinasi, tai nėra tikras impulsas. Tai yra daugiau atėjęs vėlgi iš daugiau dar kažkokio proto įpročių. Ir tokiu atveju aš vėl einu į žingsnį vieną ir vėl reikia toliau po truputį praminkštinti savo kūną ir eiti į meditaciją. Nes būna kartais toks dalykas, kad, nežinau, čia gal pamačiau, gal nepamačiau, mano nuomonė, kiek aš save dabar išjaučiu, nežinau, tai reiškia ne, tai nėra tai. Kai ateina tam tikras impulsas, jisai, jau norisi spirti stakės ir daryti. Vat tai yra tas tikrasis impulsas. Kaip tu, pavyzdžiui, Simona, įvardini savo impulsą, kaip jisai tau jaučiasi, gal kitais žodžiais tu jį įvardini? Tikrai, kai tu sakai, kaip tas ateina impulsas, tiesiog atsiranda ir tas vidinis žinojimas. Tikrai nebeabejoju. Taip iškyla baimių, galbūt, jeigu paduodama kažką tai gyvendinti, bet ir nepaleidžia tavęs ta mintis. Nes jeigu nežinau, tai dažniausiai kaip ir išsisklaido, dingsta. Bet jeigu tu jau keletą dienų jauti tą patį, kad tau primena, tai padarysi tada žingsnį ar ne. Tai mano suvokimu, čia tikrai tas yra impulsas. Ir pavyzdžiui, aš nežinau, kaip tu pati, ką aš irgi tyrinėjau, bet tas impulsas, kai būna paduodamas ir jo tu imiesi, labai greitai viskas įsigyvendina. Jeigu užtempi, tada tarsi kažkaip tai nebe taip viskas dėliojasi. Nežinau, ar pačiai tai būna, ar kaip? Dar pirmą noriu atliepti į tas baimės. Tai man paprastai, kai gaunu impulsą, pačiame impulse tai nėra baimės. Bet paskui jau, kai išeinu iš meditacijos, man tada jau ten užeina tos baimės. Bet gal noriu šiek tiek patikslinti, kad jeigu pačiame impulse atrodo, ten medituoja ir ateina kažkokia baimė, gal reikia eiti kažką daryti, nes kažkokia baimė yra užkilus. Tai va tada man jau reiškia, kad tai nėra teisingas impulsas. Bet taip, tu labai gerai pastebėjai, kad tos baimės gali tik vėliau ateiti ir ten gali truputėlį. Taip, aš tą turiu omeny, kad vėliau jos ateina, nes tada, kai tu gauni, viskas tau aišku, tiesiog visiškai aišku. Bet paskui tarsi, čia tos žingsnelius padaryti, jau imtis veiksmo iš tikrųjų, va tada būna, kad sukyla tam tikros baimės. O atsakant į tavo antrą klausimą, tai pas mane, kadangi aš labai jau aš ten į tą analitiką buvau nukrypus, tai pas mane su veiksmo energija problemų nėra. Aš jeigu pajaučiu, kad man reikia padaryti, aš kažkaip man energija iš karto užsikuria ir aš einu ir padarau. Aišku, negaliu teikti, gal kažkurie impulsai, gal vis tiek mes dar, kaip čia, tie ciklai tęsiasi, mes toliau evoliucionuojam, auga sąmoningumas, gal aš kai kurių impulsų net neperskaitau ir net nėra tos jėgos įveiksminti. Tai aš to nežinau. Bet tai, ką aš išjaučiu, tai ir gaunu tą impulsą, aš manau, kad aš pakankamai greitai tai įgyvendinu. Aš net, man kaip taip biškai reikia man savo tos arklius biškai priraminti, nes aš varom, iš karto darom ir kaip tik aš dabar mokausi sulėtinti savo procesą, nes vėl ateina ta kontrolė padaryti viską iš karto ir gauti rezultatą ir jau perdaryt, kaip čia, ne tai, kad perdaryt, bet padaryti daugiau negu reikia. Aš kaip tik mokausi to tokio veiksmo tekmėje. Bet aš apie tą veiksmą ir pakalbėsiu savo gal sekančiame žingsnyje, nes jisai yra po impulso, ką mes gauname, mes iš karto turim būtinai veikti, apie ką tu ir sakei. Jo, apie veiksmą aš neturiu labai daug ką ir pasakyti. Man tai yra tiesiog einam, apsirengiam, užsimanom šiltas kojines ir einam daryti savo dalykų. Tai iš kūrybos pusės man, kai jau yra kompozicija ar išėjęs jau kažkoks jau pakankamai informacijos, kad jau galėčiau tai dėti ant popieriaus, man tai yra toks, tas impulsas jaučiasi kaip, gerai, kaip fainai, einam toliau daryti ir labai fainai. Tai paišau eskizą, tada pradedu lieti akvarelę, tada aš nuskenuoju savo viziją ir tada pabaigiu jau su kompiuteriu, kas irgi labai yra įdomi technika,
kurios nesitikėjau, kad pasibels pas mane, bet tiesiog jinai kažkaip atėjo pas mane ir aš ją dabar naudoju. Tai dėl to mano vizijų kūriniai yra tokia miksuota technika. Bet gal vėlgi, čia yra, kaip ir kalbėjom, su mano naujumas, ar ne? Ne viską ant drobės, o pakeičiam ir pabaigiam galų gale kompiuteriu. Tai, o kalbant apie gyvenimo tą kūrybą, ne vizijas, tai jo, vizijos mane moko nebijoti, nes gyvenimo toje kūryboje, kai yra impulsas, aš dar turiu šiek tiek tos pasyvėje baimės, apie kurias tu kalbėjai. Bet vėlgi, labai gerai, kad mes jas pastebim. Aš kai tokias pastebiu, aš vėl einu į savo kūną, gerai, kur tai jaučiasi, atsiveriu, kontroliuoju, po truputį paleidinėju kažkaip, atsiveriu jai ir iš pradžių, kas dar galbūt nėra to bandęs, nežinau, kiek galbūt yra naujų žmonių, tai gali jaustis, kad, kaip tu čia atsikratysi, bet patikėkit, esu, kaip čia, man reikėjo irgi nemažai laiko tai suvokti ir galų gale iš tikrųjų pradėjo pasileidinėti, kai tiesiog leidžiama tom baimėm tiesiog kreipimas dėmesio, minkštinimas kūno, jos plečiasi, nereikia ten analizuoti, bet jos tiesiog išeina iš kūno labai švelniai iš tos stiklinės, jos išgaruoja. Tai, bet taip, reikia dar su tuo kartais padirbėti, nes paveikslas jis yra, vėlgi, ta mažesnė ląstelė, nėra tiek daug atsakomybės jame, bet kai mes grįžtam į tą savo visą didelį gyvenimo paveikslą apie mūsų gyvenimą, tai tada reikia truputėlį save pasidarbuosiu su savimi, bet kadangi mažoje ląstelėje matau, kaip viskas vyksta mano paveiksluose, tai reiškia, aš turiu ir gaunu pasitikėjimą, kad ir gyvenimą iš tikrųjų, ir kuo labiau atsipalaiduoju į tą ir paleidžiu tos baimės, tuo viskas kaip ir sklandžiau vyksta ir tas autentiškesnis gyvenimas vyksta. Tas žodis autentiškumas, ar tu pati jauti, kad tavo gyvenimas tampa autentiškesnis, kaip tu pati tame jautiesi? Labai tą irgi jaučiu, kad tas žodis, aš kažkada tai prieš daugelį metų kažkaip buvau vienose mokymuose išgirdusi apie tą autentiškas, kas čia yra? Tarsi net tas suvokimas atrodo, tai kas čia tas toks, kažkas jau turėtų būti labai unikalaus, jau ten, nežinau, būti ten kažkokių dailininkų, tai čia tame atrodo tas autentiškumas. O realiai, kai supranti, kad kiekvienas mes esame autentiškas ir tik tais leisdami savo būti savimi, mes galime ir atskleisti tą autentiškumą, o ne bandyti nukopijuoti, kaip kiti elgiasi, atrodo, ką daro, tai čia ir sugrįžtam į tą autentiškumą. Ir kai mes truputėlį prieš tai šnekėjomės, kai seniau tarsi vaikystėje buvom įpratę, kad visi vienodai apsirengę, visi vienodai valgom, vienu žodžiu, ten viskas vienodai. Tai tame tas autentiškumas mūsų ir būdavo užspaustas, kad galbūt ne visada turėdam galimybę parodyti, galbūt aš nešoktų, dainuoti, geriau sugebu ar noriu. Ir tame visas tas ir susideda, bet pamažu gauni tą laisvumą ir tą drąsą ir pabandyti. Iš tikrųjų pabandyti. Realiai tu vėl grįžti ir suaugusio kūne bandai naujus dalykus. Tikrai taip. Ir užsiminėjai apie tavo darymą taip kaip visi ir tą kopijavimą, sakei, kadangi neseniai grįžau iš Sidnėjaus, tai teko pasidalinti tokią mažytę istoriją. Sidnėjuje dalyvavau meno mugėje, turbūt jau visiems išūžė ausis, visi žino. Ir aš važiavau su savo žinute, savo paveikslais, kurie skelbė apie tą kvietimą grįžti į save ir tų atsakymų savo viduje ieškoti per save, ne per išorę. Ir porą menininkų, ir ten, aišku, toje mugėje galima parduoti savo darbus. Ir ten porą menininkų sako, jeigu tu ten nori parduoti darbus, tu ten užklijuok ten tokius lipdukus, nes tada atrodys, kad tu jau labai daug pardavėjai ir tada tu žaisi su žmonių psichologija, kad jie dar, pirktų iš tavęs daugiau. Ir aš sakau, ne, aš nedarysiu tai. Aš nenoriu. Mano iš esmės šitas atėjimas, susitikimas kalbėti su tavim, Simona, ir važiavimas į
į Sidnėjų ir bendravimas ten su žmonėmis yra absoliučiai apie tai, kad ir tai buvo pačioje pradžioje labai sunku, bet būti absoliučioje tiesoje su savimi. Taip, ir suprasti, kad aš ne visiems patiksiu, ne visi ir norės mano darbus įsigyti, ne visi ir šiaip, ne visiems aš visiems patiksiu, kas man iš pradžių buvo tragedija, kaip tai gali būti, kai pradėjau eiti tuo labiau sąmoningumo keliu. Tai buvo labai užslėpta ir to aš pati nesuvokiau. Bet ir kaip čia aš tiem savo kolegoms sakau, kad nežinau, kad aš taip nedarysiu, nes aš nenoriu daugiau meluoti niekam, nenoriu nei savo meluoti, nenoriu nei kitiem žmonėm meluoti. Aš tikiu, kad tie, kuriem reikės, jie ateis ir įsigys. Taip pat ir savo gyvenime kaip aš supratau, kiek kažkokių ten mažų, net ir tokių smulkmenyčių kartais ten prisimeluoju, bet man iš karto taip ant širdies kažkokiai kaip akmenukas. Aš nenoriu daugiau tų akmenukų. Tai va, per tą ir ateina tas autentiškumas, nes aš jau nebeturiu energijos maskuoti savęs turbūt. Ar ne tai, kad energijos, bet ne ten skiriu savo dėmesį turbūt. Ir va čia turbūt ateina tas grožis to gyvenimo ir supratimas, kad aš esu okei būti nemėgstama kažkokių žmonių. Ir tai yra, manau, kaip ir tu užsiminei vaikystėje, kad visi panašiai turėdavom elgtis, visi suvalgyti tą, paskui suvalgyti iki dugno viską, ten tą sriubą, nesvarbu, kad nenori, žinai. Tai buvo tokie laikai ir aš priimu juos ir kokie mes esam dabar užaugę, tikrai aš esu labai dėkinga ir nieko nekeičiu absoliučiai. Bet už tai mes galim tą pokytį savo ateities kartom įnešti. Kaip smagu man su tavim kalbėtis, labai. Labai nuostabiai pasakei ir iš tiesų, kad ir kaip kartais mums atrodo, kad labai fainai būti visiems tokiem, ar į kažką labai lygiuotis, o pasižiūrėkim, kad, kokią šviesą, kokį iš tikrųjų tą autentiškumą savyje turiu, kuo galiu pasidalinti. Nes visada, kaip ir jeigu žiūrėtume iš tos labai plačios perspektyvos, jau kūrėjas ir sukūrė mumis tokius skirtingus, kad mes galėtume vienas kitame atrakinti tam tikrus dalykus. Ir tol, kol aš bandau būti tokiu kaip tu, tai aš negaliu to rakto savo parodyti, kuris galbūt tavyje atrakins kažką. Tai va vėl sugrįžus į tą save ir kaip ir sakai, viskas okei, kad mane ar mėgsi, ar nemėgsi, ar tiksiu, ar netiksiu, bet tada tavo akiratyje ir tavo aplinkoje būtent būna tie žmonės, su kuriais tau yra taip gera, kurie atrodo, kad tu juos pažįsti, nežinau, kiek ten tų metų, susitinki vieną kartą ir atrodo, senai pažįstami. Tikrai taip, ir man labai įdomu, kad kažkas yra čia minėjęs, nežinau, sklandė kažkur, kad sako, po mokyklos jau nebeįmanoma draugų susirasti gyvenimui. Aš tai turbūt laužu tos taisyklės visiškai ir manau, kad tu, Simona, kiek daug draugų ir susiradom per šitos metus su Violeta mokindamėsi visi, kiek daug bendraminčių. Tai aš manau, kad čia yra tas nuostabus naujumas. Vėlgi, tas ratas jisai keičiasi ir iš pradžių buvo gana sunku tai priimti, bet vėl, tai yra visų pirma sunku kūnui ir protui sunku. Ir tada vėl aš einu į tą žingsnį numeris 1, mes truputėlį atleisvinu nuo tų senų kažkokių įsitikinimų savo kūną ir tada tas kūnas atlaisvėjo, tada jau galima truputėlį ir gauti naujus impulsus, veikti visai kitą kryptimį. Ir šitas veiksmas, jisai apie šitą žingsnį 4 ir šitas veiksmas jau yra to savo analitinių gebėjimų išnaudojimas. Iki viso to buvo kūno minkštinimas, išjautimas meditacijoje, impulso priėmimas. Čia šitame žingsnė numeris 4 jau yra mano talentų, tavo talentų, kiekvieno žmogaus talentų įmaterinimas. Ir tai yra labai, labai gražu. Mes tikrai be savo kūno, be savo proto mes neišgyventume čia. Ir čia vėl grįžtame į tą balansą, kad mes tada veiksme naudojame savo protą. Ir tame žingsnė numeris 5, aš manau, kad yra labai labai svarbu visame šitame procese leisti paimprovizuoti.
ir pati Simona turi vaikučių, tai manau netgi išlaikyti tą savo vidinį vaiką ir leisti truputėlį žaisti šitame procese. Truputėlį vėlgi suminkštinti ne tik kūną, bet ir savo kaip čia, visą tą proceso eigą, kad tas visas ciklas gautųsi truputėlį lengvesnis, paprastesnis ir džiaugsmingesnis. Nes vėlgi pati pastebėjau, kad įėjus į tą veiksmą, jam kalbant apie vizijos tapimą, kartais pradėjus jau tapyti, pas mane pasikeičia spalvų paletė. Tiesiog ateina tame veiksme atsiranda naujas impulsas. Ir gerai, ir tai vėl yra ta improvizacija, ir atliepimas į tai, ir čia labai reikia turbūt to lankstumo ir atsidavimo tam procesui, vėl tai tėkmei. Neužpelkėti, kad būtinai taip turi būti, nes ir grįžtant prie tų paveikslų, kiekviena vizija išėjo visiškai kitaip, jos impulsas kiekvienos buvo visiškai kitoks. Aš jau dabar, aišku, supratau, sudėjau tos žingsniukus, kurie man labai padeda, ir aš supratau, wow, žingsniai tie patys, bet jų gyvenimas kiekvieną kartą visiškai kitoks. Dėl to įdėjau šitą 5 paskutinį žingsnį improvizaciją, kuris labai, manau, gražiai apjungia ir gali kartais tie gal žingsniai net ir maišytis, galbūt prasidėti nuo 5 ir į kitą pusę eiti. Tai vėlgi išlaikyti tame tą tokį lankstumą ir pasitikėti, kad stebuklai visada įvyksta laiku, jų nereikia spausti, tame ateina ir kantrybės ugdymas, kuris man yra dar iššūkis, bet aš link to einu ir vis labiau, kaip ir minėjau apie tą veiksmą, kai tu klausai, kad aš kaip tik stengiuosi tą veiksmą daryti ne ant greičio ir iškart super gerai, bet kartais truputėlį palėtinti ir eiti palei tėkmę. Ir kad tas stebuklas vėlgi vyktų laiku per tą savo kantrybės ugdymą. Tai va. Ir labai gražiai, man taip gražiai čia viskas tiesiog dėliojasi ir aš tikiu, kad ir kiekvienam klausančiam labai viskas aiškiau bus ir net nebejoju, kad tikrai ne vienas išbandys tai padaryti ir integruoti savo gyvenimą. Bet žinai, Simona, aš net ir prieš pokalbį šiandien dieną, kaip ir kalbėjom, tas baimės atėjo tokios kaip, ne baimės, bet tokia mintis, aš tikrai nieko naujo nepasakau, bet ne, Rūta, aš tiesiog kalbu, kad ne, aš gal kitaip pasakysiu, gal kažkokį kitą žodį panaudosiu, nes man irgi būna, kad ta pati tiesa, jinai man stuksena ir tūkšt vieną dieną atsiveria gražiausių žiedų ir tada įvyksta tas nuostabus suvokimas ir tada tikrai labai nuostabu, kad mes galime dalintis, kad ir to pačiomis žiniomis, bet galbūt truputėlį kitaip. Ir čia mes ir apėjom tą visą ciklą, tos visus 5 žingsnius. Ir kaip ir minėjau, tas ciklas gali kartotis įvairiomis, jisai gali pats improvizuoti, eiti skirtingais žingsniais, bet vis tiek, bet kokiu atveju mes visą laiką esame ėjime, tik ėjime, tikėjime, pasitikėjime visų procesų. Ir man labai patiko, čia net su draugais dalinausi, kad kažkaip išjaučiau tai, kad galbūt ne pats gyvenimas iš esmės jisai lengvėja, ne pati gyvenimo kūryba jinai lengvėja, bet tiesiog požiūris pasikeičia, pats požiūris lengvėja ir paprastėja į tą gyvenimą. Ir dėl to pats gyvenimas tampa jisai lengvesnis ir paprastesnis. Nes galbūt su savo senu požiūriu dabartinis mano gyvenimas irgi galėčiau prisikabinti ir rasti labai daug neigiamų dalykų, bet dabar keičiant savo tą požiūrį, į lengvesnį, paprastesnį pats gyvenimas ir keičiasi. Nežinau, gal tu man pritarsi šitoje vietoje, kaip tu? Labai pritarčiau, nes prisimink, kaip mums visą laiką ir sako, kur dėmesys ten energija. Ko mes jaučiam, kad mūsų gyvenime lengvesnių tų situacijų yra, to gyvenimas dar daugiau lengvesnių tarsi paduoda. O jeigu aš matyčiau visur, kad čia labai sunkios situacijos, tai taip ir būtų, nes net ir su mama kalbėjomės čia prieš keletą dienų ir kažkas sako, tai va, čia dabar taip sunku. Aš sakau, mami, čia dar vienas iššūkis ir viskas. Ir jinai taip kažkaip išklausė, aš sakau, ar supranti, jeigu ir tu žiūrėsi tai, kai iššūkį, lengviau jį bus praeiti.
Ir tada aš pajaučiau, kaip jos net tas susirūpinimas kitaip pasirodė ir jinai taip tikrai lengviau jį priėmė. Tai va, kaip mes įsivardinsim tą kiekvieną. Jeigu aš tai žiūriu kaip iššūkį ir tai, kad man kūrėjas davė galimybę jį veikti, tai visai šitokios energijos aš į jį eisiu. O jeigu aš sakysiu, ne, čia man sieną pastatė ir aš jau niekaip ten, tai tada, nu, nieko ir nebus gyvenime. Tikrai taip. Ir vėl, kaip man, jeigu vyksta kažkokia situacija, vėl aš suvokiu, kad, aha, tai aš noriu vėl kontroliuoti. Vėl neįvyko, kaip panelė Rutelė norėjosi. Ne, gerai, vėl varom žingsnį pirmą, tada vėl einam į savo kūną. Nu, žodžiu, pasaka be galo, bet va, nu ir varom tais ciklais, bet niekada tie ciklai vėl nebūna nuobodus. Tai ir tas pokytis, jisai vyksta daug greičiau, kai yra, vat, vėlgi prisimama ta atsakomybė į savo požiūrį į gyvenimą ir prisimama atsakomybė už tai, kas vyksta mūsų tose gyvenimuose. Tai labai to pritariu. Ir galiu dar vieną trumpą. Taip, žinoma. Tu irgi sakėjai apie tą, kad panelė Rutelė norėjo, tai aš dažnai savo primenu, tai ką, Simona, tu bandai būti Dievo vietoje, nes, nu, tada tai vyksta viskas taip, kaip turi vykti, o jeigu aš nesu Dievas, nu, tai ir būna, kad neįvyksta taip, kaip aš noriu. Ir žinai, nežinau kaip tau, bet paskui po laiko, tai aš suvokiu, kad įvyko geriausiai, kaip turėjo vykti, grinai tai, kas man reikėjo, nes ir pačioje pradžioje, kai vyko tas emocinis labai didelis tų spaustukų paleidimas ir tos panikos atakos visos, tada tai nemačiau ten to grožio visiškai ir buvo labai labai baisu. Bet dabar aš matau, kad tai buvo labai tikslinga man, reikalinga man ir aš nuo tos vietos galėjau atsispirti ir dabar būti tokiu žmogum, koks aš esu. Ir aš esu vis tiek kelyje, tai nėra baigtinis mano kelias, bet aš esu daug laimingesnė, negu buvau prieš tas panikos atakas ir visą tą dumblą, kurį reikėjo truputėlį pravalyti. Tai čia yra tas grožis. Ir dabar, nežinau kaip tau, bet aš pradedu jau pačiame įvykyje jau, nu, tu užsiminiai, kad mes turbūt jau pačiame įvykyje jau dabar pradedame mokintis matyti tą prasme, kad jo, ne veltui vyksta. Reiškia, man taip reikia dabar. Ir va tada vėl įeina ta improvizacija. Gerai, pažiūrim, ką dabar galim padaryti su tuo. Tai va, ir... Kaip tu tas baltą popierių palikusi, ir tas ir atrodo, kad tu uždedi kažkokią vieną spalvą, tugi nežinai, kaip galutinis variantas koks gausis. Ir va tame ir gyvenime, tarsi. Dabar tokia situacija, tokia spalva, tai užspalvinama, bet jeigu aš dėsiu kažkokių šviesesnių spalvų, galbūt to savo optimizmo, pažiūrėjimo į tą situaciją kaip į kažką, tai, nu, kas tiesiog man yra reikalinga, man šitos patirties tiesiog šiuo gyvenimo momentu reikia. Ir tada vėl pažiūrėk, šviesesnių spalvų dadėsiu ir nebus jis visiškai tas tamsus paveikslas. Tikrai taip. Pas mane šitoj skaidriai aš truputėlį kitaip įvardinau ir tu galėsi man, nežinau, pritarti arba paneigti, bet mano asmeninis tikslas, jeigu kalbant grynai apie kūrybą, kas yra kairiai pusėje, tai su tais visais 5 žingsniais, tai užsideda vis skirtingi sluoksniai, kad įvyktų pagrindinis paveikslas, vizualas gražus, tiesiog pagrindinis tas užbaigimas. Gyvenimo kūryboje, ką aš suprantu, ir tu nežinau, pritarsi arba paneigsi, aš suvokiu, kad aš kaip tik visus savo sluoksnius, kurie yra ne mano, aš su kiekvienais tais 5 žingsniais vis nuplėšiu. Kad aš tapčiau ta balta drobė, tiesiog atsivėrusi kūrėjo visatos vedimui, savo vidiniam vedimui. Ir aš taip dabar matau tą savo gyvenimą, nes galbūt kažkada aš pradėsiu dar naujas spalvas tapyti, bet dabar man tai jaučiasi, kad ir koks paradoksas, ar ne? Tie patys 5 žingsniai su paveikslas aš uždedu visus sluoksnius ir pabaigiu, o su savo darbu aš nuimu dar kas yra ne mano. Ir tame baltame popieriaus lape, toje drobėje atsiveria kažkoks atsiverimas nuostabus įvyksta, kai įvyksta priėmimas
buvimas balto, bet to pačiu tokio didelio ir stipraus priėmimas to kūrėjo galios. Nežinau, kaip tu tai įvardintum, ar pritari man. Labai pritariu, aš stebiuosi, kaip iš tikrųjų tu labai gerai įvardžius, iš tikrųjų tas dvi pusės. Ir kūrybiškai tą pateikti gali, ir labai sudėlioti taškus ant į. Tai tikrai, kaip sakai, paradoksas, kad kuo su savim tarsi eini į savo gylį, tai tu nusimetinėjai viską. Nu, kaip ir sakai, įsitikinimus, baimės kažkokias dar. O paveikslas tarsi pildosi nuo to. Labai pritariu. Jo, tai ir čia ateina tas gyvenimo autentiškumas ir aš visiems mums linkiu to susikurti to savo įrankių dėžutę, kuri mums veiktų, išlaikyti tame improvizaciją ir keisti įrankius, kurie mums veiks tą dieną, galbūt kitą dieną kiti veiks. Ir iš tikrųjų tapti tomis baltomis drobėmis, kurios ne iš to, kad nieko neturi jos baltos, o dėl to, kad jos turi visas spalvas jau čia ir dabar ir jos yra atsivėrusios bet kokiam kūrėjo piešiniui. Tai va, ačiū labai, kad išklausėt visi. Ačiū Simona tau. Ačiū tau, Rūta, kad turėjom galimybę susitikti ir tikrai labai taip smagiai pakalbėti. Ir aš noriu tau padėkoti už tai, kad tu atnešiai, nes man be galo patiko ir vizualas, ir pokalbis. Tikrai tas naujas potyris ir kiekvienam norisi dar priminti, kad kiek reikia drąsos iki to, kol leidžiame savo būti tą baltą drobę, be kažkokių tai užsidėtų makijažų, nežinau, spalvų, tų sluoksnių. Ir kai tikrai atsiveri tam visiškam tėkmei, tu pamatai, kad kitokia kokybė gyvenimas pradeda tikėti. Nes tada paduodami impulsai, tu juose atliepi, susitikrini vėl, kaip tai jaučiasi tavyje ir toliau keliauji. Tai kuo daugiau kiekvienam to lengvumo, tos tėkmės, to leidimo savo, kad ir kartais pasakyti ryte, kūrėjau, vesk mane. Aš šiandien esu baltas popieriaus lapas ir tiesiog piešk, nes kažkaip aš šitą dažnai vartoju pasakymą ir stebi tada, kaip gyvenime tas paveikslas iš tikrųjų piešiasi. Kai nebe tu esi pagrindinis autorius, o tiesiog per save leidi kūrybai tekėti. Labai gražiai susumavai. Tai ir yra tas, kaip čia, įveiksminti, kai yra veiksmas ir kai yra tas impulsas. Bet galų gale kontrolę vis tiek paleisti ir atiduoti tam, kuris aukščiau sėdi. Labai gražiai susumavai, Simona, ir iš tikrųjų ačiū tau labai, kad ir pasitikėjai ir manimi šitame procese. Tikrai labai jaudinausi, bet vėlgi, kaip ir pati minėjai, mes visi einam į tą naujumą ir vėlgi tiesiog pasidaviau ir šitam procesui, kūrėjų, ką reikia. Tą tegul ir pratransliuoju ir turėjau labai puikų laiką su tavimi, Simona. Tikrai tikiuosi ne paskutinis mūsų toks pokalbis ir palaikysime ryšį. Ir ačiū jums visiems labai, kurie prisijungėt šiandien ar vėliau klausysitės. Ir aš čia labai noriu padėkoti, man irgi buvo be galo gera, nors tai buvo vienas iš mūsų pirmųjų tų susitikimų, bet kaip ir sakau, atrodo, kad čia, žinai, pažįstamos nežinau kiek laiko ir tikrai begalinis dėkingumas už tavo atneštas dovanas. Ir didžiausios sėkmės, lauksim toliau tų ciklo tęsinio, galbūt, žinai, po kažkiek laiko mes suvoksim, kad Rūta turi dar žingsnių mums, labai tokių tikslių, kad mes galėtume savo gyvenimuose irgi integruoti. Tai ačiū visiems, palaiminto buvimo ir tiesiog sakau iki. Iki visiems. Ir aš dabar paspaudžiu.